važiuojam į 1006 km lenktynės. Tai aišku, kaip tikri studentai, paskutinę naktį viską perkam ir ruošiamės. Tai dabar einu į senukus, reikia nusipirkti dar dažų, kolelių trasai pastatyti. Tai žiūrėsim, kaip čia spėsim, kaip čia gausis, bet jau beveik viską pasidarėm. Dar šiandien pabaigiau spausdinti skrajutės, nuolaidų kuponus. Tai aišku, viskas paskutiniu laiku įdomu, ar spės atspausdinti spaustuvį. Tai va, varom į senukus, dasipirksim, ko trūksta. Galvojau paimti tokius kūgius. Bet 12 eurų už vienetą, o panaudosim tik kartą. Gal kažką išmislit pigiau išeis. Dar va tokius selfie stikus galvojom paimti. Nes gali filmuoti iš toliau ir va, jeigu reikia pasistatyti. Nes kur žiūrėjau, tai visur tokie labai plasmasiniai. Na, va, kažkas panašaus į va šitą pigų. Tai toks visas kibur-vigur. O šitie tokie biški rimtesni. Kaip supratot, kūgių nepirkau, nes labai jau brangi pramoga vienam kartui. Tai bandysim kažkaip prasisukti. Galvoju, statysim manikenus mūsų su aprangom ir ten tokias bežionės galvas turėdavom seniau, nes naudodavom reklamai. Tai va šitos pastatysim. Vieną šį prie parduotuvės turim kūgelį, tai šitą panaudosim. Dar visokių turim tokių, tai kažkaip įsisuksim pigiau, manau. Atvarėm į Kauną su Noelenzu, pasiimsim vėliavas. Ateik. Pasiimsim vėliavas, pasiimsim palapinę, pasiimsim stalą, susirenkam šitos daiktus, tada varom į esamą parduotuvę Kaune, pasiimam ten dar keturračių, dviračių, kas liko, nes vakar susirinkau viską iš Vilniaus, dar mašinytės elektrinės liko Klaipėdoj. Tai šiandien viską turim susikrauti, nes vakare dar jau turim nuvažiuoti ten tiesiai į trasą, šiek tiek įsikrauti ir ketvirtadienį ryte jau likusius visus daiktus susivežti, pasiruošti ten ekspozicijai. Po prakaito pabaigėm rinkti visas prekes iš Kauno Pordės, čia Kaune irgi bardaks, pilna prekių suvažiavo. Tai kaip tyčia nieko nespėjom, varom dabar į Klaipėdą, paimsim šitą į 1000, važiuoti per trasą, tokį didelį, nes ten žolynai, tai va su to lieks. Važiuojus, Noelį, patikrinam. Priekį, o reiktų, varo. Pavairuosi tokį? Tai va, mažiukam dar tėvai galės su pultu valdyti. O, mok. Man labai įdomu, kiek vietos važiuoju trasą. Nesužims visą trasą. Linksma. Biški baisi. Nelabai, nesakyk. Noelį. Tai realiai laimės tas turbūt vaiks, kuris išsėdės. Nes aš tikiu, tėvelis, bet kuris norės laimėti prizą greičių tokių vaikų. Ar geriau šitą imti visgi į 1000 kilometrų? Norit vaiką čia įsodinti? Palauk, nesudrošk. Va, Klaipėdoj atsiėmėm skrajutės. Čia tokias padarėm. Kas čia mes Geriau pasakyti. Aš tai noriu pasakyti. Pasakyk, kiek tu šio pasės. Ir nuolaidos kodas padarėm dvigubai didesnį. Ne taip turėjom. Galiu dabar, kadangi nieks nežino, sakyti, kad čia jie klaidą padarė, bet greičiausiai aš, kai nustatinėjau, padariau klaidą. Tai va, tokie va skirtumai šitų yra. Tai, turėsi didelius kuponus tiesiog. Einam dabar staltiesių mūsų gariūniniam stalam ieškoti. Protinguolis neišmatavo, koks stalo dydis. Tai dabar, kaip man žinoti, ar ten užteks metrą kiam ant 2 kiam staltiesės baltos. Aišku, nežinau, logišką baltą pirks staltiesės dėl to, kad įsiteps greitai nuo tų visokių keturračių. Bet kaip matau, nėra kitokia variantą čia. Operacija pečiai. O, gerai? Ant arklė, ne? Nu, super. Tu tą patį galvoji, ir aš. Reikėjo paimti iš Kauno tos rulonus. Taip, 8 eurai, metras ant 2 metrų. Nu,
Tada panaudosim kažką. Tai smart. Nes visai nereikalinga. Kiek sėdmaišių reikia dabar paimti. Kiek jamam? 3,5. Tai 3. Pasižiūrėsim, kiek užėmėt. Galva nunešė. Mano pjolė. Eik tu savo. Čia susikrovėm 1000. Įdomu, kas liks iš tų prekių. O galva mėtų. Aš dabar pradedu suprasti, dėl ko tu operatorium nori būti. Nes nereikia nieko daryti. Ką mes čia nuveikim daug? Kad palapinės nenupūstų. Dar aišku, nežinom iš vis nei kas. Dabar beje pasistatysim, filmuosim, pristatom. Taurę padarėm. Gal rodžiu vakar. Ne, rodžiu. O, pirmos vietos nugalėtų. Ratą laimės turim čia, kur galėsit laimėti kažką. Ne, nu žodžiu. Nusipratau. O, bet čia kažką turi ištraukti. Ne. Kūrą užsipilsim į generatorių. Šiaip nežinau, iš tikrųjų ten manos iki 12 reikėtų įvažiuoti. Jau dabar nematau, neturiu laikrodžių. Dabar mano yra jau 11. Tai mes dar kol nuvažiuosime jau iki Palangos per kamščius. Tai įdomu, įleis gal įleis. Bet ar išleis. Nu, žodžiu, matysim gyvai. Nu, užsidėsim tą įrankės, viskas. O, kamščiai prasidėt. Nebus čia kamščiai šį kartą. Bet čia penktadienį, šeštadienį tai bus laimė. Dabar šiaip viskas kemšas lyginant, kaip čia yra normaliai, kad gali vis tiek būtų mašinų, bet gali ramiai pravažiuoti. Dabar jau viskas kemšas. Aš neįsivaizduoju, kas čia bus penktadienį, šeštadienį. Bus pravalturas. Nu, tikrai, čia kas? Va, atvažiuojam į Aurum 1006 km lenktynės. Įdomu, įleis pamišė iš vis. Kam atvažiavom? Kvietimą turim, va? Nešičia. Jo. Praleido. Patidary. Ką nori? Mum ten į dešinę? Kur važiuoti? O kur jums reikia? Tai pramogų zona, man atrodo. Tai Čia į dešinę, nenusok pramogų zoną. Tai jo. Gerai, pats tiek. Žinai, tiek pat kiekvienas. Tai brolio, kur jums reikia? Čia nežinau. Taip, tu va ten tarpą palikai. Eik, tu šiek. Mok, mašinas. Mes rimtai kaimiečiai beverlį. Va, turėtum Porsche, galėtum čia stovėti su... Eiliai? Eiliai su... Aš kaip vips važiuoju. Čia žiūrėk, su džipais Makans atvažiavo, lenktyninis. Gavom vietą, va ten va. Šiaip labai gera vieta. Man pačią praėjimą čia... Šiaip daug jūs. Ir labai daug. Dar kartą. Nusikabinsim priekabą. Tai gerai. Ten palauk, išvarysim ją, viską išvarysim. Jo, ir ten susidės. Bet manau, kad šiaip visai gerai, daug vietos davė. Padarysim gerą traselę. Viso varom įsikrausim, susikrausim. Ir pasidarysim trasą. Dar atsivešim papildomai. Šiaip geresnė vieta negu tikėjau. Batutai pasistatė. Tokį padarė batutų parką. Čia, kaip suprantu, jos sujungs, galėsi čia kaip per trasą varyti. Visą laimę tik tas priekis. Nu va, išsikrovėm viską. Nu ne viską, dabar važiuosim antrą kartą, pasimsim mašinytės. Dar kažkokios technikos turim paimti, tada trasai rinkti, nes čia daug ploto gavom. Priekabą vežam, padėsim ten į aikštelę. Tai va čia darysim
vaikam, mažiukam su elektromobiliuku trasytę ir tada va čia darysim didelę tokią su 4-ačių trasą, kad galėtų vaikai su tokiu elektriniu pravažiuoti. Ir nusprendė esam, kad kas burtų keliu po to tikriausiai, gal geriausią laiką laimės va šitą, su kuriuo važiuos. O vaikai laimės šitą, su kuriuo elektromobiliuku važiuos. Tai va, tai čia darysim dabar trasą. Amigo sako, neleisiu. Kodėl? Kas psichologų psichiatrų? Sakė, jam MyBugs patinka. Aš jau spydas. Aš nežinau, iki kokio šūdą mes ritamės, jeigu jam jau patinks. Einam. Ką, vėl filmuojam iš senukų, tai dabar vėl perkam juostas, vandenį, na esmė, visą laiką kažką čia perkam, tai nežinau, gal jau kažką už dyką duos. Keista, aišku, su lasda vaikščiai po parduotuvės nemeluose. 3 sezoną gal? Čia lipni, aš va šitą žiūrėjau, va, šitą. 100 metrų. 11 eurų. Gal tokį elektrą? 500 metrų. Čia labiau tokį apsimokti. Nu, nežinau. Biškė apsimokti. Nu kaip? Tai bus 20. Tai tokia rima, mane. Ne, šitą va tikė kaip pritvirtinti reikės. Tų sakypų tą plastą. Aš čia tik tai šiaip tokia idėja, bet... Na, šiaip už vėjami, nežinai kaip gyventi čia. Visą dieną, va taip. Čia turėtų atsibosti. Aišku, nėra aplinkų tiek vaikų lakstančių ir šūkuojančių. Šiaip operatorium ko gerai yra būti, kad tau nereikia nešiuoti visų daiktų. Nes va tą turi dėžti visus daiktus, jeigu nesi operatorius. Tai tas yra pliusas. Nekim, čia visą tokį. Visą grūską. Vis tiek ten visi nachalevčikai su jais per porą dienų. Andrius biškį nesitikėjo, kad tiek mašinyčių paimsiu. Bet reikia gal kažkaip dėti tai. Ką? Kaip dėsi čia? Nežinau. Nu tai tu dėsi čia gražuolės jam su reikalų. O, paėm mašinykų normaliai, kad būtų. Nesuprantu, kas jam nepatinka. Va, kaip važiuoja Jutos. Jutas su tokiu važiuoja. Audi Sport. Reikia kainą sužinoti, už kiek aš čia pripirkau. O, ir tu stilėti tos. Jo, čia šiaip tos dalinsim dovanų. Kurios? Šitos? Jo. Šiaip šitie atrodo įspūdingai, bet šiaip jie nėra brangus. Pardavims man 10 eurų. Labai gerai, kad dalinsim nebrangius daiktus. Ne, bet šiaip, žiauriai įdomus daiktas, nėra brangus, net jeigu ir pirkt nori kažkas. Aš niekagi blogą, aš nedarau kriminalą. Ką dar atneši? O, va. Lėkštučių. Šiaip čia aš, tarp kitko, noriu... Klemba, tą galim pakelti, galvą daužu. Pakelsim. Kas yra? Tai lėkštė mėtyti. O kodėl jinai kuomin mandra? Niekom tiesiog, va, dovanosim. Flying disc. Nu, galės mėtyti Palangoj. Čia turim trasą. Čia turim tos krūmus medžius. Nu, priekabą nupieš būtinai. Priekabą stovi mūsų. Mašinas stovi. Čia. Tai va, čia mašinas stovi. One eternity later. O, gerai pradžiai. Sugadinai viską. Padarėm trasą. Tokią. Ten va, galės elektriniai prasukti, nes jiem labai ilga būtų. O ten va, tie didieji 4-ačiai elektriniai darys tokia kaip 8. Tai Andrius dabar bandys su regbiu. Nesuplėšyk man juostų. Nu, ką aš nemokėsiu. Ko nemokėsi? Pinigų. Visai nelogą trasą gavo. Panašu, kad lietaus gausim. Reikia stumtis gal viską. Tiek čia šiandien žmonių nebus, reikia gal stumtis viską vidų. Tik tai įsivedu, čia net klausim. Ne, ir užsidaryti viską. Tai taip. Tik tai aš galvoju, gal dar pabandyti, įsiaiškinti, kad trasa tikrai tinkama. Nu, davai. Maikutės va. Dar nesugalvojom konceptą, kaip dalinsim.
Nes tuos tai čia tikrai kairį dešinę dalinsim. Šituos čia buvo šiaip toks, tai dar reikia nuvažiuoti šitą susitvarkyti, nes kažkas numetė ir aš užvažiavau. Reikia prisisukti prie kažko. Ir čia galvojam parašyti, pavyzdžiui, skaičiukais, užrašyti kokį vienetuką, daugiau ten skirtingus skaičius. Tai pavyzdžiui, vienetuką įsukai gali rinktis va tokius sportinius, jūs sakiau. O jeigu kažkokį kitą skaičių, tai ten gali va tokį, pavyzdžiui, žaidimą, tokį arba lėktuvėlį. O, važiuoji Kamazas. Tai tu pastavi keičias bėgiai. Vis tiek vieną ratą greitą važiuos. Susmaigstom paskutinius vinukus trasai, kad per šitą audrą, kurį artėj nenuneštų. Įdomu, palapinės nenunešt, nes kažkaip labai toks vėjuks stiprus palika. Tai va, paskutinį susmaigstau. Opa. Ir rytoj galės vaikai lėkti į trasą. Jo, tai veiksmas vyks čia. Pilna programa, kad ir ketvirtadienis. Šiandien čia buvo treniruočių diena. Rytoj kvalifikacija. Šiaip dalyvių nedaug. 20, man rodos, ar kiek užsiregistravo 21. Aišku, mūsų favorits bus Kedis. Tai čia kas be ko, čia mano numylėtinis, sirksiu, kad visus Porschus aplenktų, kad laimėtų pirmą vietą. O šiaip pagrindė čia Porschai, Juta turi R8 atsivežę, kas dar Mersas gal bus, nežinau, šiaip dėl Merso reiktų pasižiūrėti ant sąrašą, labai nesigilinu. Tai va, bet esmė, šiandien pasibaigėm visus darbus, ką norėjom, įsidėliojom. Dabar namo dar grįšim, pasidarysim aprašymus, nes kitaip tai čia bus labai prastai, nes klausinės ant kiekvieno kampo, kiek kainuoja, kas čia per daiktas ir taip toliau. Tai va, lietutis parein, tai viso, baigiam šiandien eterį, gal dar kažką iš namų nufilmuosim. Kur Andrius eina kebabų ar gėlių. Nu, papasakok YouTube vlogui, kokias rytoj prognozijas pranašauji. Panašiai kaip čia, tik tai turbūt dar 3 kart stipriau, ne? Nu, tu labai pesimistiškai žiūri gyvenimą, aš tą esu girdėjęs. Bet aš manau, kad rytoj bus panašiai kaip šiandien. Turėsim ir nelietingų minučių ir lietingų valandų. Ne, iš tikrųjų bus blogai. Bet ką dabar? Gal tiesiog, žinai, kaip darom, atvažiuojam, sutraukiam sėdmaišius, pasėdim, pradėjo lyti, nebesitraukiam nieko daugiau. Nebedirbam. Šiaip turginiai, net aš žinau, pavyzdžiui, turgus kas dirb, kad atsikeli, pasižiūri orą ir jeigu ten prastas oras, nevažiuoji. Na tai žiūrėsim rytoj, kaip čia seksis, nes šiandien čia buvo gera diena, nors pranašavo lietum. Susidėjom palapinę, viską susistatėm, tiesiai mes buvom viską susidėliavę, ten čiki-briki. Prasą pasidarėm, nežinau, funkcionuos ne, bet kažką padarėm. Ir dabar mes galim spręsti, kad rytoj net nevažiuosim, tai bus viskas veltui. Problema yra, o žiūrėk, kas važiuoja. Kas? Va, taip patogiai, prašom. Rekomenduokit, nei lietus nebaigs. Striukę užsidedat? Trumpinti galim. O, įvažiuoji. Turime tokių. Net nunešė vėjas. Dar ką turim pasidaryti, atspausdinti tuos aprašymus, nes mūsų klausinės čia visą dieną rytoj nieko daugiau neveiks, tik pasakos, kas čia per daiktas. Mes nutarėm nepasakoti, nes mes pasidarėm trasą vaikam, kad juos linksminti dalykų. Bet niekam neduosim, o patys rodysim, kaip važiuojam priekį. Nu, kaip važiavau, visai nebuvo blogai. Jo, bet išsivaizduok, dabar ateis visokių, sakykime, ir suaugusių žmonių, o mes prisiruošėm žaislų, visokių ten maikų dakartą ir jie užims visą laiką. Na dabar, pavyzdžiui, dviratį čia, mes dar statėmės kažką, dviratį čia, mes net trasą toliausiai ten kalom su plaktukai. Daug pabandyt. Tai aš suprantu viskas tvarkoja, bet mes dėl vaikų gal atvarėm, taip padaryti. Taip, jūs seniai ateikit į parduotuvę, pasižiūrėkit, vaikai. Vaikam pirmenybė. Vaikam čia šventė, ne jums. Bet visų laukiam, nes be jūsų nepirktų vaikam, tai kaip ir jūs reikalingi esate irgi. Taip, kad užsukti.